Sveiki, čia Rimvydas Valatka, o su manimi šį pusvalandį bus Domeikavos pusiaukelės namai. Atsiprašau, bandžiau gal ir nevykusiai pajuokauti. Šiandien su manimi bus teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Labadiena, ministrė. Sveika. Ir Domeikavos vienybės atstovė Dalia Grakulskytė. Labadiena, ponia Dalia. Labadiena. Šalia Domeikavos Šakių kaime kalėjimo departamentas nupirko namą, jame pakeliui iš kalėjimo į laisvę gyvens, kai kur skaičiau 25 žmonės, dabar liktai yra 8 Domeikavos seniūnijos žmonės, pasipiktino, sako, šalia progimnazija, vaikų lopšelis, negalima jokių būdų daryti. Pone ministrė, kokias klaidas padarė kalėjimo departamentas, steigdamas Domeikavos pusiaukelės namus Šakių kaime? Ar nieko nepadarė, jokių klaidų? Tiek viešai, tiek asmeniškai važiavus susitikti su Šakių, su Domeikavos bendruomenės atstovė, esu atsiprašus ne kartą, tikrai komunikacinių klaidų yra neišvengta. Verta pastebėti, kad kalėjimų tarnyba turi institucinės patirties, kaip yra steigiami pusiaukelės namai. Pusiaukelės namai Lietuvoje veikia nuo 2016 metų. Ir yra jų 7 ar panašiai. Na, dabar, jeigu skaičiuotume dar Kauno pusiaukelės namus, tai galėtume kalbėti apie 8. Jie yra skirtingose regionuose, nuo 16 metų veikia ir tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, kad pasakyti apie jų efektyvumą. Bet kalbant apie klaidas, tai būtent institucijos turėdamos jau žinių, ne vienus atidarė, kaip tai teisingai padaryti, akivaizdu, kad komunikacinių klaidų neišvengta, bendruomenė laiku nesužinojo apie pačius planus, tikrai kiek susitikus tiesiogiai su bendruomenė, išgirdus nuogastavimus ir kritiką, ne į visus klausimus laiku gavo atsakymus, kai kurie nuogastavimai ir klausimai dėl saugumo, tikrai tuos nuogastavimus atliepti galima buvo anksčiau, greičiau ir turbūt dalies pokalbių viešoje erdvėje, ir privačiai tikrai net neturėtume. Tai tikrai už tą lieka apgailestauti, bet taip pat pasiimti kaip namų darbus. Ką ir viešai susipareigojusi, susitvarkyti patį procesą iš anksto, nes vyriausybė, bet kuri ministerija, įstaiga veikia planavimo būdu. Kaip planuojamas pusiaukelės namų plėtra, kuriam regione, galbūt kalėjimų statyba, viskas turėtų būti žinoma visai visuomeniai iš anksto, nes būtent tik viešumo principų, iš esmės mes galėtume sakyti, strateginis planavimas užtikrina ir prie politinės valdžios kaitos nuoseklumą, nes ši vyriausybė yra 3, kuri vykdo pusiaukelės namų plėtrą. Mes nesame nauji, mes darome tai, kas pasiteisino. Pone Dalia, ką turėjo padaryti valdžia, bet nepadarė, kad Domeikavos žmonės pritartų pusiaukelės namams? O gal apskritai žmonės nenori tokių institucijų šalia savęs turėti? Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, ką galėjo padaryti labai daug. Pirmiausiai, kad Lietuvos kalėjimų tarnyba paminė labai daug nuomonių arba, pavyzdžiui, mes kaip tik gavome oficialų atsakymą iš prezidento Gitanos Nausėdos, kad bendruomenė privalėjo būti įtraukiama ir tai yra visiškai nepateisinama. Taip pat, jeigu pusiaukelės namai, kas yra visiškai nereglamentuota, pusiaukelės namai neturi netokios saukos, jie neturi kur jie turėtų būti, kokios būtent statybos, vienintelis kriterijus, kas turi būti, tai langai ir grindys. Tai čia vienintelis, tai yra neprašyta teisės aktuose, nereglamentuojama. Gerai, būtų aprašyta, kad Domeikava būtų sutikusi praskestų glebių. Prašom, ateikit. Aš suprantu, tai nėra lengva tema. Ir jeigu mūsų, pavyzdžiui, bendruomenė, kur dabar yra buldozerių stumiamas šitas sprendimas, ar ne, šalia 3 ugdymo įstaigų, policijos nuovada yra už 21 kilometro. Jūs įsivaizduojat, kad per vieną net iki valandos net važiuotų pareigūnas užfiksuoti, tai reikėtų pirmiausiai apkalbėti saugumo
o ne po to eigoje galvoti, kaip juos papildyti arba įgyvendinti savivaldybės lėšomis. Taip pat resocializacija niekaip neįmanoma be bendruomenės. Ir šiaip čia lietuviška adaptacija šio projekto gaunasi iš Norvegijos gerosios praktikos ir geros idėjos. Lietuviška adaptacija gaunasi atvirkščiai, nes ne nuo pastato reikėjo pradėti resocializaciją. Pastatas yra nuo bendruomenės, nes mes atliksime socialinių darbuotojų vaidmenį. Aš jūs dabar sustabdysiu, išgirdau vieną dalyką - policija, ar ne? O dabar galvoju pats apie save. Jeigu šalia manęs apgyvendintų 8, 10, 25 žulikus, tebesamų žulikus, nes dar jie netlikė bausmės, ir artimiausias policininkas sėdėtų už 21 kilometro, nežinau, ar aš būčiau pusiaukelės namų šalininkas, ar likčiau pusiaukelės namų šalininkas. Ministrė, kaip turėtų būti? Policija turėtų būti tame miestelėje, kur steigiame pusiaukelės namus, ar ne? Aš suprantu, kad šalininkų yra žymiai mažiau, kai stinga informacijos ir yra baimė nuogąstavimų. Ir tai yra natūralaus jausmas. Žmogus nežinodamas bijo. Ir mes turėjom visai neseniai ir Seime parlamentinę kontrolę ir su opozicijos partijos nariais. Ir tas pokytis pagrindinis, kai tiek statutiniai pareigūnai, tiek Teisingumo ministerija parodo dienos nuotrauką, kaip veikia tie pusiaukelės namai, kuriuos jau ne vienerius turime. Žmogus ten gali būti tik tas, kuris dirba. Dienos metu nuteistojo pusiaukelės namuose jo nėra fiziškai. Jis privalo būti darbe. Pusiaukelės namai, būtent patys darbuotojai yra nuolatiniam kontakte su darbdaviu, privalo informuoti, ar atvyko, išvyko, grįžo. O kai jie ten Domeikavoj dirbs? Ten yra kur dirbti? Šitą klausimą, žinokite, sulaukėm net steigdami pusiaukelės namus tiek Tauragėje, Panevėžy. Tauragėje fabrikų yra ir nemažai. Prancūziniai mašinas veža, mechanikų ten reikia visko, bet Domeikava. Domeikava tai yra visiškai šalia Kauno ir Kauno regionų. Tikrai apgyvendintas ir įmonių, ir darboviečių yra tikrai daug. Ką mes matome iš patirties ir dėl tų nuogąstavimų ir baimės, dienos metu nėra nuteistųjų, jie dirba. Nuteistieji yra nuolat tikrinami dėl bet kokio apsvaigimo, netgi jeigu asmuo grįžtų nuteistasis išgėręs, iš karto būtų grąžintas į kalėjimą. Griežtesnė priežiūra. Kas juos ten tikrins Domeikavai? Yra nuolat budintis ir nakties metu pareigūnas, kai grįžta kalėjimo tarnybos. Taip, ir vakare, kai grįžta iš darbo, yra užsiėmimas socialinių darbuotojų, psichologų. Tai yra visas intensyvus pasirengimas problemų socialinių sprendimas. Tas asmuo ne tik dirbdamas, grąžindamas žalą visuomenė nukentėjusiems, privalo susimokėti, jeigu turi antstolių. Privalo užtikrinti šeimos santykius. Privalo išspręsti tos įgūdžius, kurių galbūt kvalifikacijos neturi. Tai yra labai griežta darbotvarkė. O dėl policijos, ponia Dalia sakė, geras Norvegijos pavyzdys, bet pradėtas nuo kito galo, nuo namo, ne nuo žmonių. Tai, o Norvegijoje policininkas irgi už 20 kilų. Pabaigsiu, jeigu galėčiau, tiek Lietuvos patirtim ir Norvegijos. Tai verta atkreipdėmėsi, kad tai nėra pilotinis projektas. Mes turim jau 7 veikiančius nuo 16 metų pusiaukelės namus, kur mažiau negu 8% nuteistų yra grąžinta už vidaus tvarkos pažeidimus. Girtas grįžo, neteko darbo, nebesistengė ieškoti, net už tokius jie yra griežčiau prižiūrimi, negu bet kuris kitas asmuo kelintis įtarimą. Ką svarbu paminėti dėl policijos pareigūno ir savivaldos, nei vieni pusiaukelės namai Lietuvoje nebuvo įsteigti, nepasikalbėjus su policija dėl rizikų, dėl valdymo, dėl reagavimo. Lygiai tas pats, ką mes matėme viešai ir socialiniuose tinkluose, policijos budrumą bando ir pati bendruomenė, skambinėdama, kviesdama, informuodama, tie algoritmai yra žinomi. Visada policijos pareigūnai yra įspėjami apie tokius planus, dar ir nesteigiant, tiek būtent meras, kita patirtis, ką mes su norvegais tiesiogiai kalbam, kokius iššūkius jie turi. Nes nesam tokie unikalūs, kaip patys savo kartais atrodo. Vienas iš pavyzdžių yra Oslo pusiaukelės namai, kurie yra didžiausi. Tie pusiaukelės namai yra irgi bendruomenės, visuomenės viduryje, tai yra daugiabutis pastatas, iš kito įėjimo yra darželis. Taip, susitikus su bendruomenė, klausim, o kaip sekėsi steigti? Sako, pasipriešinimas bendruomenės buvo, todėl ir Norvegijoje yra nutarta daryti išimtį, specializuoti Oslo pusiaukelės namus, nekelti tuos nuteistuosius, kurie yra smurtinio arba seksualinio pobūdžio. Ta pati mes Lietuvoje susitikę su bendruomenė taip pavėluotai išgirdę specializavome.
Domeikavoje negali būti 3 kategorijų, kas yra jau įrašyta ir teisės aktus. Seksualinio pobūdžio nusikaltėlių. Negali būti smurtinio pobūdžio ir negali būti jokių, kurie padarė nusikaltimus prieš nepilnamečius, nesvarbu kokio pobūdžio. Tai žiūrėkit, ponė Dalia, ministrė išvardijo labai daug gražių punktų. Ką jūs į tuos punktus galite atsakyti kitaip? Na, pirmiausia, kad, ponė ministrė, jeigu žinote, kad nuo 2016 metų veikia tokie pusiaukelės namai, kodėl teisės aktai dabar yra taisomi, kodėl dabar mes turime dirbti kaip sarginiai šunys ir identifikuoti jūsų, kaip pati minėjote, praleistas spragas. Vakar Lietuvos kalėjimo tarnyba iš tikrųjų atidarė jau pusiaukelės namus, dabar kerpa juostas, nors prokuratūros buvo laiškas gauti, kad to nedaryti teisiškai. Kaip teisingumo ministrė, taip jūs galite elgtis, jūs, ta prasme, jūs kūrėte įstatymų, kurių pati nesilaikote, ar taip? Ir apie Norvegijos projektą. Jeigu žiūrėtume į tą patį Oslą, ar ne, tai kiekvienas būtent įkalintas asmuo turi šalia žmogų. Tai yra tas darbuotojas, arba pusiaukelės namų darbuotojas, arba socialinis darbuotojas. Lietuviškų atveju nėra, tai bus maksimum 3 darbuotojai ant visų 30 žmonių. Tai reiškia, kad Norvegija pradeda nuo sąmonės keitimo, o ne nuo pastato parinkto atsitiktinė tvarka. Kaip jūs atvirkščiai, nežinau, indišką Coca-Cola su skrajojančiu Olandu darote Lietuvoje adaptuojamą projektą? Ir dar nesusitvarkė teisės aktų prokuratūros aiškus nutarimas, kad jūs negalite, negavus leidimo, įsteigti ir atidaryti, pradėti veiklą. Kaip jūs galite tai daryti? Šitoje vietoje padarysim pertrauką ir po pertraukos pratęsime pokalbį apie Domeikavos pusiaukelės namus. Sveiki sugrįžę į studiją. Čia mes kalbame su teisingumo ministre Evelina Dobrovolska ir Domeikavos vienybės atstovė Dalia Garkulskytė apie ką tik atidarytus arba atidaromos Domeikavos pusiaukelės namus. Pone ministrė, štai Domeikavos gyventojai turi tokių priekaištų, lygina su Norvegija ir sako, čia bus vienas darbuotojas, ten vos ne kiekvienas buvęs kalinys turi, arba esamas kalinys turi po socialinį darbuotoją, tai gal mes paskubėjome steigti, neturim pinigų, neturim patirties. Kaip čia yra? Tai aš tikrai nuoširdžiai ir kviečiu bendruomenės atstovus, esant norui, galime suorganizuoti išvyką į Oslo pusiaukelės namus. Asmeniškai buvau pati ten nuvykusi, nėra tai, kaip jūs sakote, tai yra nuostabus socialiniai darbuotojai, pats vadovas nuostabus, kuris būtent tiek turi tiesioginį kontaktą, juolab, kad Lietuva įgyvendina ne pirmą kartą. Ką mes matome iš kitų pusiaukelės. O tas prokuratūros, aš skaičiau, Kauno prokuratūros sprendimas, jis yra labai aiškus. Kalėjimų tarnyba neturi teisės atidaryti šitų namų, kol nepervedė komercinės paskirties žemės į visuomeninės paskirties žemės. Čia įstatymo pažeidimas, sutinkat? Jeigu galėčiau pakomentuoti, šiandien kreipiausi į kalėjimų tarnybą, prašydama paaiškinti esamą situaciją dėl prokuratūros rašto. Kalėjimų tarnyba prokuratūros raštą gavo šiandien. Oficialiai užfiksuota, kad šiandien yra atsiųstas tas raštas. Šiame rašte yra įspėjimas kalėjimų tarnybai neatidaryti pusiaukelės namų, jeigu yra daromi pažeidimai. Taip pat numatyta galimybė ir teisė tiek skųsti, tiek pateikti paaiškinimus per 20 darbo dienų. Kalėjimo tarnyba ir viešai jau yra informavusi, kad dabar svarsto galimybę skundimo. Papildoma informacija pateiks, nes pačiame rašte yra minima ir probacijos nekėlimas, kuri bendruomenė jau iš anksto yra informuota, kad planai atsisakoma probacijos kėlimą ir jau dabar kalbame su nevyriausybinės organizacijomis, Raudonų kryžiumi, su kitais, kad jie galėtų panaudoti dalies pastato būtent socialiniai veiklai, kuri gali būti susijęta tiek su nuteistaisiais, tiek bendruomeniai. Atsakant taip pat klausimą dėl rašto, ten yra minima tais atvejais, jeigu yra teisės aktų pažeidimo kalėjimo tarnyba įvertinus visus raštus,
teisinio esamo reguliavimo pažeidimų nemato, atitinkamai ir ta informacija, kadangi tai yra ir skundžiama ir informacija, kuri dėl teisės akto tikrai bus pateikta ir prokuratūrai. Norit reaguoti? Jūs visiškai paminėt statybų techninį reglamentą, kuris aiškiai deklaruoja, kad specialiosios paskirties įstaiga turi turėti tam tikrus reikalavimus. Jūs visiškai paminėt, spjaunate veidą, tada prokuroro, ta prasme, sprendimą, kad negalit veikti, kol nepateikėt. Ir šiaip, jeigu jūs skundžiate, tai tikriausiai jūsų teisininkai, visi tie gūrai turėtų pasakyti, kad skundimas jisai galimas, bet prokuroro įsakymas arba nutartis jinai privalo būti vykdoma, nepriklausomai ar jūs skūsite, ar jūs neskūsite. Taip pat atsakymus prezidentui, ar pateikėte atsakymus prezidentui pateiktus klausimus? Patikslinkite, jeigu galit. Nes šiaip nei Kauno rajono savivaldybė kaip tik laukia, nežinau, ar laiką tempia. Man atrodo, prezidentui patikslinkit, pateikėt atsakymus visus, ar vis dar pateikinėsit tada, kai atidarinėsit. Kaip čia gaunasi? Kai visus paminit statybų reglamentą, paminit prokurorą, neatsakot visus klausimus ir vis tiek atidarot pusiaukelės namus, nors visiškai nėra tam pagrindo. Kaip taip gali būti? Čia stebuklų šalyje, jūs įsivaizduojat, kad šiaip tikriausiai eisite į istoriją kaip teisingumo ministrė, kuri daugiausiai padarė teisinių spragų. Ar čia kaip gaunasi? Reaguokit. Turbūt turėčiau reaguoti. Taip, reikėtų. Nors bendruomenės atstovai jau leidžia ir moderuoti pokalbį, verta atkreipti dėmesį, aš suprantu emocijas. Aš suprantu tai, ką ir bendruomenė akcentuoja, nes esame gavę ir iš bendruomenės teisininkų raštų dėl planuojamo teisinio proceso. Tas yra visiškai nekvestionuojama teisinis procesas. Tiek dėl reglamentavimo, aš suprantu, kad šiuos argumentus bendruomenė ir savo raštuose kelia. Šiuo atveju kalėjimo tarnyba yra įvertinus teisinį reguliavimą, pažeidimų yra nenustatyta. Suprantu, kad keliamas klausimas bus nagrinėjamos ir teismuose, nekvestionuoja tokias teisės, tai turbūt būčiau tik tai dėkinga nemanipuliuoti teisę ir raštais, kurie skamba kitaip, o reguliavimas nebūtinai tas, kuris yra cituojamas, yra taikomas šiuo atveju. Puikiai suprantu, kad emocija yra neišvengiama, nes tema yra labai jautri. Mes kalbam apie labai jautrą visuomenės grupę ir mes kalbam apie bendruomenę, kuri yra labai aktyvi ir tampri. Tai yra, tikrai pakankamai... Kiek Domeikavo žmonių gyvena? 12 tūkstančių Domeikavo seniūnijoje. Taip pat mes šalia turime prie pat, nes ten prasideda Kauno miestas, tai Sargėnų gyvenvietė ir Vitėnai. Tai iš tikrųjų mes kalbame arti 30 tūkstančių. Tai manyčiau, kad yra... Bet žiūrėkit, dabar aš jūsų paklausiu tokio dalyko. Tarkim, kad žemės paskirtis, tai čia yra toks teisiškai blogai. Taip. Ar ne, bet realybėje tai nieko nekeičia šiuo atveju. Jeigu tie kaliniai bus padorus, tai nuo žemės paskirties niekas nepasikeis. Jeigu jie bus nepadorus, irgi niekas nepasikeis. Tarkim, žemės paskirtis būtų sutvarkyta, būtų Domeikavoje policijos postas, ar ne, visą parą veikiantis. Būtų jums viską kalėjimo tarnyba išaiškinusi. Privedus šitas naujas sąlygas, atsakykite klausimą, ar Domeikava būtų sutikusi, esant tokiom sąlygom, su pusiaukelės namais? Taip, klausimą supratau. Jeigu viskas būtų bendraujama su bendruomenė ir apšviečiama apie tai, kas bus, kaip bus, tada bendruomenė tikrai nebūtų atsisakius tokio dalyko. Bet dabar, kai viskas daroma visiškai paslapčia, visiškai ignoruojama, buldozerių stumiama, ar jūs galvojat, kad mes stigmatizuojam kalinius? Ne, iš tikrųjų priešiškumą sukelia Teisingumo ministerija ir Lietuvos kalėjimų tarnyba, nes jie viską po šydų daro. Ir tas nežinojimas, ne tai, kad mes įsivaizduokit, pas mus gyvenvietėje gyvena ir Seimo nariai, ir pedagogai, ir klinikų gydytojai ir taip toliau. Ar jūs galvojat, kad būtent tie žmonės, jie nesupranta, apie ką kalba, iš to nesuvokimo? Dabar ministrai klausimas, kodėl, aš maždaug įsivaizduoju, kodėl kalėjimo tarnyba bandė viską tyliai padaryti. Kai Lietuvoje statomas fabrikas, kiaulių ferma, net kai neįgalieji žmonės kur nors Žiežmariuose apgyvendinami, bendruomenės paprastai stojo piestu. Ar aš teisingai suprantu, kad kalėjimo tarnyba norėjo tyliai, švariai ir greitai padaryti tą operaciją, kad nieks nesulotų?
Aš tai turbūt tiesiog norėčiau ir atsakyti ir kontekstą pateikti. Pusiaukelės namų plėtra, pasikeičiant valdžiai, kiekvieną kartą yra vertinama. Tai yra tai, kad yra trečia valdžia, vyriausybė, kuri daro tą patį, yra vienintelė priežastis. Statistika rodo, kad Lietuvos, ne Norvegijos, bet Lietuvos atveju tai veikia. Jokio kito efektyvesnio mechanizmo, kuris užtikrintų. Ar buvo nusikaltimų iš pusiaukelės namų gyventojų, kurie būtų sukrėtę bendruomenės per tuos kiek čia 7 metus? Skundų iš bendruomenių aplink pusiaukelės namų tarnybą nekarto nėra gavusi. Pažeidimų yra 8%, dėl kurių yra gražinami nuteistieji į vidų. Nusikalstamos veikos, jeigu neklystu, yra 2, kurios nesusijusios su bendruomenė. Bet pagrindinis skaičius, kur Lietuva pastoviai kalba, kodėl mes išlaikom kalinius, koks yra skaičius ar recidyvas, 60% nuteistųjų, kurie išeina iš kalėjimo, tiesiai iš kalėjimo į laisvę, grįžta. 60% grįžta, todėl, kad jie nežino, kaip integruotis, susirasti darbą, išlaikyti šeimos ryšius. Pusiaukelės namai nuo 2016 metų Lietuvoje 10 iki 10% yra grįžtamumas. Ką mes matome? Tai yra žmonės, kurie priversti dirbti, priešingą atveju tai negali būti, jie negali vartoti jokių medžiagų, priešingą atveju tai negali būti, jie privalo palaikyti ryšį su savo šeima, priešingą atveju tai negali būti. Tik tokiu atveju tie asmenys išmoksta tvarkytis su biurokratinėm institucijom, su savo gyvenimu ir negrįžti, nenusikalsti. Tai yra saugiausias būdas, tiesą sakant, ir visoms bendruomenėms, kaip gauti tos žmonės, kurie integruosis. Nepikti, nekesdami visuomenės, nekesdami žmonių, jie grįž ramesni, saugesni, tikėdami tiek bendruomenę, tiek valstybę. Pagrindinis dalykas turbūt keliantis emocijų, tai yra integracija į savo bendruomenę. Mes visos bendruomenės visada kitaip kalbėtų, jeigu kalbėtume apie pusiaukelės namus kažkur kitur. Ir iš bendruomenės narių esu ne vieną žinutę gavusi pasiūlymą pas save pasiimti, tai galiu nuraminti, viena nevyriausybinė organizacija ir mano mikrorajone dabar daro namus. Tai dėl tos priežasties jūs darėte viską tyliai. Aš taip teisingai suprantu. Jūsų nepertraukiau, esu tikrai nepaisyti jūsų emocijų, mes galim diskutuoti. Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos pačios komunikacijos esame kalbėję su probacijos ir kalėjimo tarnybos generolais, kodėl buvo nesudėliotas algoritmas taip, kad susitikimas su bendruomenė, susitikimas su meru, susitikimas su teisėsaugos institucijomis būtų aiškiai iš anksto sudėliotas ir iškomunikuotas. Akivaizdu, kad to nesugebėta padaryti, jeigu pasikeltume istorijos kitų pusiaukelės namų. Dabar turiu jau jūs nutraukti, nes mano ausys kaista, mūsų laida baigėsi. 5 sekundės liko. Ką darys Domeikava dabar? Protestuos, boikotuos, apsups mūro sieną ar susitaikys? Mes prašome tikrai pagalbos, nes šiuo metu, kas yra vyksta, tai kerpama juosta ir tikrai prašome pagalbos, kad būtų stabdomas šitas procesas, kol bus pateikti dokumentai. Ir tikrai prašome palaikymo. Aha. Kągi, situacija kaip toje pasakoje. Į kairę pasuksi, nuo kulko žūsi, į dešinę burtininkas varle pavers, o stovėti negalima, nes akmenį pavirsim. Dėkoju Teisingumo ministrei Evelinai Dobrovolskai ir Domeikavos atstoviai Daliai Grakulskytei, kad šį pusvalandį buvo su manimi. Gero ir ramaus vakaro Domeikavai, gražaus kalėdų laukimo visiems žiūrėjusiems.